Sveiki, su jumis Go4Way, tai ką šiandien apžiūrėsime Lemo 2 ir rubrika bus How to ir darysim jam naują coilą, tai ką šokam prie video. Visų pirma, mums reikės perlenkti štai šitą vielą, kuri eina komplekte su dėžute per pusę. Tai ką padarom štai taip. Tada, kur matome eina pusę, galima šitą suspausti su repliam. Ir gauname štai tokį dalyką. Tai ką, tada dabar padarome 5 wrapsus su šitą viela. Pirmas gali eiti nelabai gražus, kad tada būtų patogu viską sukti. Gerai, vienas. 2, 3, 4, 5 ir paskutinis 6. Padariau šitą, galim būtų, jeigu aš šitą atsukti atgal, kad coilas tada eitų gražus, tai iš tikrųjų čia išeina 5, tai apsakau 6. O tai galim būtų atgal, štai yra šitas vienas. Ką dabar, kaip sakiau, reikės biškį atgal 2 wrapsų. Štai. Dabar su repliam patempiam vieną galą, kad išsilygintų viskas. Štai. Išėjo štai toks coilas. Tai ką dabar pagrindinė dalis, kadangi šiandien darysime sleeper coilą ant Lemo 2 bazės, tad ką dabar mūsų vielą reikia statyti į bazę. Vieną galą štai čia. Štai. Ir matome, vienas jau galas normaliai stovi. Galima, kad jis niekur neišleistų, galima jį išveržti iš karto. Vėliau jokių problemų nekiltų. Dabar antras galas. Antrą galą taip pat, matome, čia turim vielą, įkišame čia. Dabar mūsų replės mums padės. Tai traukiame. Galima biškai ištiesinti, kad lengviau pralystų. Na štai, taip prilindo. Dabar galim biškai taip prilaikyti pirštą, kad niekur neišlystų. Ir prisukti stipriai. Ok, dabar štai šitą mūsų coilą biškai pakeliame viršų. Vat štai taip. Viskas normaliai, gražiai. Pabandom jį padeginti ant, yra sulfika 0,6 ohmo. Pabandom padeginti ant 24 vatų. Matom, viskas dega lygiai, gražiai. Štai dabar beliko apkirpti štai šitos tokius laidukus, kurie iš čia išlenda, kaip matote. Ok, tai ką, dabar galima šitą biškį pakelti virš, kad būtų patogiau. Štai taip apkirpam, gražiai pavyko. Taip pat šitą biškį į viršų ir apkirpam. Tai ką matome, liko tik mūsų coilas, kuris labai gražiai degina. Galima dar biškį jį patempti kitą pusę, štai taip, biškį viršų. Va, dabar liko tik štai šitos mūsų japoniškos vatos. Paėmiau, kad gumė už 30 centų kažkur, jį nelabai brangi. Tai ką, prieiname dabar prie šito. Ką, dabar paėmam biškį šitos vatos, galime netgi su rankom štai taip atplėšti ją. Ok,
Okei. Irgi čia biškį palyginam, šitą, kad viskas nereikalinga, galima atplėšti, kad liktų viena tokia juostelė graži. Taip pat iš kito galo biškį paimam ir štai kas lieka. Vat. Dabar vieną galą reikia sukišti į mūsų koilą. Štai. Ir sukišam. Kaip matome, šitoje vietoje stovi geriausiai. Čia daug vatos, tai reiškia skystis gerai praeis ir nebus kidraikytų. Šitoje vietoje. Okei, dabar kas čia pas mus nereikalinga. Paėmimas mūsų žirklės ir kažkur, kaip matome čia bazę, tai štai tokiam pačiam ilgį ir reikia atpjauti. Tas pats ir iš šitos pusės. Kai viskas jau padaryta, matome, viskas normaliai pasiekė. Dabar pakeliam štai šitą vatą į orą, paimam mūsų bazę ir užsukame štai čia. Dabar su mūsų atsuktuvu tą vatą į apačią, kad jį patektų skysčio kanalus, štai šitoje vietoje, pračeina skystis. Ir ką, dabar atėjo laikas biškį prilašinti ir išbandyti, kaip jis veikia. Porą lašelių mūsų pačią kodą repetuos iš šonų. Tai geriau biškį geriau būtų. Ir ką pažiūrim ant 25 pavyzdžių. Kaip matome, eina tikrai lediniai. Tai ką, beliko tik sudėti iš mūsų štai šitų dalių ir galima bus jau ragauti normaliai. Tai ką, kai matome, užsukame mūsų visas dalis, jeigu tik rimti pasijudėsim biškį vėliau. Jau žinote, lemo toks dalykas, kuris įsigula, kad kažkas neteikti į apačią. Tai ką, konkuojame. Dabar toks servetėlė viską gražiai išvalys, kad viskas būtų gražiai. Ir užsukame štai šitą viskas. Tai ką, štai padarėm štai šitą kaitiklio rebuildą, padarėm sleeper coilą, dėkui visiems už peržiūrą, laikykit, komentuokit, subscribinkit, labai man padėsit. Bet per 85 subscribai ir ačiū jums labai už tai, tai mane motyvuoja. Štai kas liko biškį po darbo mūsų viso. Štai reikėtų sutvarkyti. Tai ką, dar kartą dėkui ir iki visiems.